Buvo kalėdų metas, o mūsų 14 paties to amžiaus vakarojančių prie mušgalvių. Pavalgius atėjo metas kokiam vaikiškam žaidimui. Kažkas pasiūlė slėpynės ir pasiūlymas buvo griausmingai sutiktas. Tik ne Jacksono. Šiaip jis nebuvo linkęs priešginiauti, tad vienas mūsų paklausė, kalpukai pasijuto. Ne, atsakė. Viskas gerai, ačiū. Bet, pridūrė šypteldamas, kad sušvelnintų atsakymą. Slėpynių nežaisiu. Ir kodėlgi? Parūpo kažkam. Jacksonas sudvejojo. Teko svečiuotis name, kuriame žuvo mergina. Tamsoje žaidusi slėpynės. Ji gerai nepažinojo namo, o vienos duris kaip tik atsidarė į laiptus tarnų kambario link. Kai ji vijosi, ji šmurkštelėjo pro jas, galvodama, kad pateks į miegamąjį. Atidarė duris ir stryktelėjo ir nusirito laiptais. Žinoma, nusisuko sprandą. Mes surimtėjome, ponia Felny prabilo. Kaip siaubinga, ar buvote tuo metu, kai tai įvyko? Jacksonas liūdnai papurtė galvą. Ne, atsakė, bet buvau, kai nutiko kai kas kito. Dar blogesnio. Kas gali būti dar blogiau? Gali, pasakė Jacksonas. Vėl sudvejojo, o tada tęsė. Kažin, ar esate kada žaidė žaidimą Chess? Jis daug geresnis už slėpynės. Pats pavadinimas, kaip jau supratot, reiškia čia aš. Gal norėtumėt pabandyti vietoj slėpynių? Taisyklės tuoj paaiškinsiu. Kiekvienas žaidėjas gauna popieriaus skiautelę. Visos yra tuščios, išskyrus vieną. Ant jos parašyta Češ. Niekas nežino, kuris žaidėjas yra Češ, išskyrus jį patį. Šviesos išjungiamos ir Češ eina slėptis. Ieškoti. Aišku, nieks nežino, ko ieškoti. Todėl, kai sutinka kitą žaidėją, sako čia aš, kitas atsako taip pat ir paieška tęsia. Tačiau tas, kuris turi čia slapuką, neatsako į pasveikinimą. Jį radęs, žaidėjai tyliai prisijungia prie jo. Kai juose buvo ras trečias žaidėjas ir supras, jog rado čias, taip pat prisijungs. Ir galiausiai taip visi susirinks į krūvą. Paskutinysis likęs žaidėjas turės kaip nors išsipirkti. Tai linksmas žaidimas. Dideliame name netaip jau ir lengva rasti tačias. Gal norit pabandyti? Aš tuo metu sumokėsiu išpirką sėdėdamas čia prie ugnies, kol jūs žaisit. Skamba neblogai, pastebėjau. Tai jau esate taip žaidęs, Jacksonai? Taip, atsakė jis. Tame name, kur minėjau. Ir jį ten buvo? Mergaitė, kuri nusisuko... Ne, pertraukė kiti. Sakėgi, kad nebuvo. Jacksonas susimastė. Tiesą sakant, nežinau, ar ji ten buvo. Gal ir buvo. Žinau, kad žaidimą pradėjome 13, o žmonių name buvo tik 12. Nežinau mirusiosios merginos vardą, todėl kai išgirdau, nepagalvojau nieko blogo. Bet geriau daugiau tokių žaidimų nežaisiu. Kurį laiką po to jaučiausi neramiai, bet čia savo išpirką susimokėsiu iš karto. Nieko nesuprasdami, įsispoksojame į jį. Skamba kaip įdomi istorija, prabilo Timas Vausas. Kodėlgi jums nepapasakojus jos mums vietoj išpirkos? Na, jei tik norite, atsakė Jacksonas. Žinot Strengsonus? Jie mano pusbroliai. Gyvena Surėjuje. Prieš 5 metus pakvietė mane kalėdų. Gyveno sename name, su daugybė niekur nevedančių koridorių ir laiptų. Prašalaitis galėjo lengvai pasiklysti. Taigi atvykau pačioms kalėdoms. Deja, dėl darbo negalėjau nei dieną anksčiau. Atvykau paskutinis, per pačią vakarienę. Pasisveikinau su pažįstamais, Violetas Stengson supažindino su likusiais. Atėjo metas valgyti. Nenugirdau nieko nematytos aukštos, gražiai nuaugusios tamsiaplaukos damos vardo. Visi skubėjo, man sunkiai sekasi įsiminti vardus. Mergina atrodė šalta ir protinga, nei kiek nedraugiška. Bet įdomi. Man pasidarė smalsu. Kas jį? Nepaklausiau, nes buvau įsitikinęs, kad kas nors kitas kreipsis vardu. Tačiau mergina sėdėjo toli nuo manęs. Aš pats sėdėjau greta ponios Gorman, o ji, kaip visada, turėjo ką papasakoti. Tad tik klausiausi ir visai išmečiau iš galvos tos išdidžios juodpruvos merginos vardo klausimą. Mūsų buvo 12, įskaitant pačius Stengsonus. Visi jauni. Na, ar bent besistengiantis tokie būti. Džekas ir Violeta Stengsonai, vyriausi, 17-metis sūnus Regis, jauniausias.
Jis ir pasiūlė čia aš žaidimą. Apibūdino taisyklės, kaip aš jums dabar. Džekas Stengsonas įspėjo, jei žaisim tamsoje, atsargiai su kaliniais pirmo aukšto laiptais. Vis nepasiruošė nuimti juos vedančių durų. Tamsoje lengva pagalvoti, kad įeini į kambarį ir nukristi laiptai žemyn. Viena mergaitė tikrai nusisuko sprandą ant tų laiptų. Paklausiau, kaip tai nutiko. Maždaug 10 metų iki mums atsikraustant vyko vakarėlis ir dalyviai žaidė slėpynes. Viena mergina ieškojo, kur pasislėpti, išgirdo, kad kažkas ateina ir nubėgo koridoriumi slėptis. Atidarė duris, tikėdamasi, kad pateks į miegamąjį. Deja, tai buvo tos durys į laiptus. Jie nusirideno iki pat apačios. Kai ją rado, jau buvo negyva. Pažadėjome būti atsargus. Ponia Gorman dar pajokavo, kad ketina sulaukti bent 20. Iškart po vakarienės pradėjome. Jaunasis Regis Stengsonas patikrino, ar tikrai visos šviesos išjungtos, išskyrus svetainės, kurioje buvome. Tuomet buvo paruošti lapeliai, 11 tuščių ir 12 su žodžiu Čers. Regis visus sumaišė ir kiekvienas ištraukėm po vieną. Gavusysis iš Češ turėjo eiti slėptis. Anasis lapelis buvo tuščias. Po minutėlę šviesos išsijungė. Išgirdau, kaip kažkas labai tyliai išsėlino iš kambario. Dar po minutės kažkas sušvilpė ir pasileidome prie durų. Nenutuokiau, kuris galėtų būti Češ. 5 ar 10 minučių laksime po kambarius, češindami vienas kitą. Po kurio laiko viskas nutilo ir nutariau, jog kažkas rado Češ. Tada užtikau grupelę žaidėjų, sėdančių ant siaurų laiptų. Uždaviau reikalaujamą klausimą ir niekas neatsakė. Tad supratęs, jog radau, ko ieškojau, skubiai prisijungiau. Greit dar 2 žaidėjai mus rado. Visi skubėjo, kad neliktų paskutiniais. Galiausiai pasirodė Džekas Stengsonas ir gavo išsipirkti. Na jau, visi susirinkom, paklausė Džekas. Uždegė degtuką ir ėmė skaičiuoti. 9, 10, 11, 12, 13. Suskaičiavo ir susijuokė. Juokinga, vienų per daug. Degtukas užgeso. Jis uždegė dar vieną ir perskaičiavo. Priėjęs iki 12 apstulbo. Čia 13 žmonių. Savęs nepriskaičiavau. Ak, nesąmonė, nusijuokiau. Tikriausiai pradėjote nuo savęs ir dabar suskaičiavote 2 kartus. Jo sūnus uždegė žibintuvėlį. Ėmėme skaičiuoti geresnėje šviesoje. Žinoma, mūsų buvo tik 12. Džekas nusijuokė. Na, esu tikras, kad abu kartus suskaičiavau 13. Laiptų pusiaukelėje sėdinti Violeta staigiai nervingai paklausė. Maniau, kažkas sėdė aukščiau manęs. Ar jūs pajudėjot, kapitonių Rensonai? Tačiau kapitonas nejudėjo. Bet man pasirodė, kad kažin kas sėdė tarp manęs ir ponios Stengsono. Akimirkai stojo nejauki tyla. Tarsi ledinis pirštas buvo perbėgęs per mūsų nugaras. Visi pajutome, kad kažkas keisto ir nemalonaus, ką tik nutiko. Ir veiklausiai pasikartos. Tuomet nusijuokėme iš savęs ir vienas kito ir viskas tapo kaip buvę. Mūsų 12, vis dar juokdamėsi nužygiavome svetainę pridėti iš naujo. Šį kartą aš buvau Češ. Violeta Stengson rado mane dar ieškantis slėpavietės. Tad žaidimas nesitęsė ilgai. Greit susirinko visi 12 žaidėjų ir baigta. Violeta sušalo ir užsimanė švarko. Vyras užlipo viršūn atnešti. Kai tik išėjo, Regis palietė man ranką. Atrodė išbalęs ir nesveikuojantis. Tik greit, sušnabždėjo. Turiu pasikalbėti su jumis. Kai kas baisaus nutiko. Nežinau, dabar jūs buvo Češ, taip? Aišku, aš nežinojau. Kol mama su kitais nubėgo į kairę ir rado jūs, aš nuėjau dešinėn. Mano kambarėje yra ir 2 drabužių spintų. Visai gera slėpavietė, pamaniau, kad čia aš įsitaisė čia. Atidariau duris ir užčiapiau kažkieno ranką. Klausiau, čia aš? Atsakymo nebuvo, tad pagalvojau, kad radau. Ir staiga nesuprantu, pajutau keistą šaltį. Nemoku apibūdinti, bet kažkas buvo ne taip. Todėl įsijungiau žibintuvėlį ir spintoje nieko neradau. Esu įsitikinęs, kad pirmą jutau kažkieno ranką ir niekas negalėjo pasprukti. Nestovėjau tarpduryje. Ką apie tai manote? Na, turbūt jums tik pasirodė, kad ten ranka, pasakiau.
Pašnekovas prajuko. Taip ir galvojau, kad pasakysit. Aišku, kad pasirodė. Juk taip ir negali būti, ar ne? Sutikau su jo išvada, bet mačiau, kad jis vis dar sukrėstas. Draugė sugrįžome į svetainę pažaisti dar vieno čia aš. Kiti jau nekantravo. Veikliausia tai buvo mano vaizduotė. Nors esu įsitikinęs viduje, kad ne. Tačiau pasirodė, kad kiti nelabai mėgaujasi žaidimu, bet iš mandagumo nenoriu pasakyti. Aš vėlgi jutau, kad kažkas negerai. Visas smagumas buvo išgaravęs. Kažkas giliai mano viduje bandė įspėti mane. Saugokis. Nebebuvo kažkas nenatūralaus, nenormalaus. Kodėl taip jaučiuosi? Nes čia kas Sengsonas vietoj 12 suskaičiavo 13. Jo sūnus įsivaizdavo, kad palietė kažkieno ranką tuščioje spintoje. Bandžiau nuleisti viską juokais, bet neišėjo. Na, vėl pradėjau. Kol ieškojom mįslingojo čia aš vėl triukšmavom. Bet man regis, kad dauguma vaidino. Iš tikrųjų nebuvo smagu žaisti. Pradžioje laikiausi su kitais, bet po kelių minučių čia aš nebuvo rastas. Atsiskyriau nuo grupės ir patraukiau vakarinę pirmo aukšto dalį. Ir štai, kol apgraibom ėjau, atsitrinkiau porą kelių. Pagraibiau ranką ir užčiupiau minkštą ir sunkią užuolaidą. Tuomet susipratau, kur esu. Gale koridoriaus langai buvo aukšti, plačiomis palangėmis, užuolaidos iki grindų. Kažkas sėdėjo kamputyje, vienos palangių už užuolaidos. Aha, pagalvojau, radau, čia aš. Taigi, atitraukiau užuolaidą ir užčiupau moterišką rankelę. Už lango buvo juoda, be mėnulinė naktis. Neįžiūrėjau palangės kamputėje sėdinčios merginos. Čia aš, pašnibždom paklausiu. Atsakymo nebuvo. Kai čia aš užkalbinamas, jis neatsako. Tad prisėdau greta laukti kitų. Kuo tu vardu? Pašnibždėjau klausimą. Ir iš tamsos šalia manęs pasigirdo atsakymas. Brenda Ford. Kadangi šito vardo per prisistatymą negirdėjau, iškart supratau, kas jį. Žinau visų merginų vardus, išskyrus vienintelės, tos aukštos, išblyškusios. Taigi jau buvo čia, greta manęs, ant plačios palangės, tarp langų ir sunkiosios užuolaidos. Žaidimas man buvo pradėjęs visai patikti. Pasvaršiau, ar jie irgi? Uždaviau dar porą paprastų klausimų, bet atsakymą nesulaukiu. Čia aš yra tylos žaidimas. Viena iš taisyklių yra, kad čia aš ir jį radusieji nekalbėtų. Aišku, taip kitiems ieškantiems sunkiau rasti, tačiau aplinkui nebuvo nei gyvos dvasios. Tas svaršiau, kodėl jie tokie nebyli. Garsiai pasakiau dar kažką ir atsakymą vėlgi nesulaukiu. Pradėjau irsti. Šmėstelėjo mintis, kad ji viena tų labai protingų, nosį užrietusių merginų, kuriams visi vaikinai yra šuns vietoje. Turbūt jį nepatinku ir jį naudojasi tylos taisyklę kaip pretekstu su manim nebendrauti. Na, jei ji nenori bendrauti su manimi, tai aš tuo labiau su ja. Tikiuosi mus greitai ras. Staiga suvokiau, kad man labai nepatinka sėdėti greta šitos tylenės. Kai mačiau ją prie stalo, panorau susipažinti, o dabar net šiurpau sėdėdama šalia. Jausmas, kad kažkas čia ne taip. Kartu su nerimu augo manyje. Priliečiu jos ranką ir net sudrebėjau. Panorau atsistoti ir sprukti. Kiek kojas neša. Meldžiausi, kad tik kas nors pasirodytų. Ir kaip tik tada išgirdau tylius žingsnius koridoriuje. Kažkas iš kitos užuolaidos pusės prilietė mano kelius. Tada užuolaida prisiskyrė ir moteriška ranka kūstelėjo prie peties. Čia aš? Pašnibždėjo balsas, kurį bematant atpažinau. Tai buvo ponia Gorman. Žinoma, nieko neatsakiau. Ji prisito greta. Išsyk pasijutau geriau. Čia jūs, Tony Jacksonai? Pašnibždom paklausė. Taip, šnibždėlėjau atgal. Bet jūs esate čia aš, taip? Ne, ji kitoj pusėje manęs. Ponia Gorman ranka siektelėjo pro mane ir brūkštelėjo pirštų galiukais šilkinę suknelę. Sveika, čia aš. Kaip sekas? Kuo jūs vardu? Oi, pala, kalbėtgi negalima. Nesvarbu, Tony, mes sulaužysim taisyklės. Žinai, man šitas žaidimas jau truputį įgryso. Viliuosi, jog visą vakarą nežaisim. Vėliau jau pasidėčiau prie ugnies žaisdama karamesnio. Aš taip pat pritariau. Gal
pasiūlytum kitiems ką nors naujo, nes šitas žaidimas kažkoks nei šioks, nei toks. Kvaila, bet toks jausmas, kad yra kažkoks papildomas žaidėjas, kurio neturėtų būti. Būtent taip ir aš jaučiuosi, bet garsiai nepasakiau. Šiaip ar taip, jaučiuosi daug geriau. Ponios Gorman pasirodymas nuvijo visas baimės. Tęsim pokalbį. Ponia Gorman vėl garsiai pasvarstė, kadagi kiti mus ras. Praėjus nemažai laiko išgirdome žingsnius ir jaunojo regio balsą. Kuku, ar čia kas yra? Taip, atsiliepiau. Ar ponia Gorman su jumis? Taip. Kur jūs visą laiką buvot? Esat paskutiniai žaidėjai. Laukėme jūsų valandas. Betgi jūsgi nerado čia aš, susiraukiau. Kalbėk savo vardu, aš ir buvau čia aš. Betgi čia aš visą laiką buvau čia su mumis, pasipiktinau. Tikra tiesa, pritarė ponia Gorman. Užuolda prisiskyrė į šoną ir mums į akis žybtelėjo regio žibintuvėlis. Žvilgtelėjau į ponę Gorman, tada į kitą pusę. Tarp manęs ir sienos nieko nebuvo. Iškart pašokau ant kojų, tada vėl sukniubau atgal. Mane apėmė siaubingas jausmas. Pasaulis ėmė suktis aplinkui. Kažkas čia sėdėjo, tvirtai pasakiau. Aš gilėčiau to žmogų. Aš irgi, patvirtino ponia Gorman drebančiu balsu. Niekas negalėjo mudviejų nepastebėtas išeiti. Regis nervingai sukikeno. Prisiminiau, ką jis pats patyrė prieš tai. Kažkas pajokavo, tarstelėjo. Leidžiamės pas kitus, nulypę žemyn, svetainė nebuvome labai šiltai sutikti. Radau sėdinčius ant palangės už užuolaidos, pranešė Regis. Aš tuo metu priėjau prie aukštos tamsiaplaukės merginos. Tai jūs tada apsimetėte čia aš, o vėliau pabėgote. Ji tik papurtė galvą. Vėliau žaidėme kortomis ir buvau labai to patenkintas. Po kiek laiko Džekas Engsonas pakvietė mane pašnekėti. Pasirodė, jog jis pyksta ir netruko sužinoti priežastį. Toni, man regis esate įsimylėję ponę Gorman. Jūsų reikalas, bet prašau, neplėšti meilės mano namuose, kol kiti žaidžia. Privertėt visus laukti, tai labai nepadoru ir man gėda už jūs. Bet mes nebuvome vieni, puoliau protestuoti. Su mumis buvo dar vienas žmogus, apsimetėlė čia aš, ta panelė Ford. Ji man pasakė savo vardą. Žinoma, vėliau užsigynė. Džekas Engsonas žiūrėjo mane. Kokią pavardę jūs pasakėte, kvėptelėjo jis. Ji prisistatė esanti Brenda Ford. Džekas uždėjo ranką man ant peties. Žiūrėk, Toni, juokai man patinka, bet kai gana, tai gana. Neverskime damų sunerimti. Juk Brenda Ford buvo mergina, kuris sulaužė sprantą tada prieš 10 metų, žaisdamas slėpynes.